Sveiki visi. Gal dar luktelkim kelias minutės, kol prisijungs visi šiandienos dalyviai ir galėsim startuoti. Tai ką, galim pradėti šiandienos renginį. Ačiū visiems prisijungusiems. Aš esu Jokūbas Mėdoras, valdymo koordinavimo centro projektų vadovas, atsakingas už gerosios valdysenos indeksą. Tai yra jo parengimą tiek ir metodikos atnaujinimą. Tai šiai dienai turim šiek tiek didesnių metodikos atnaujinimų, nors indeksą peržiūrim kasmet ir keičiam metodiką šiek tiek reaguodami tiek į įvairius pokyčius valdysenai, tiek patys stiprindami šitą įrankį. Ir norėčiau šiandien pradėti šiek tiek nuo pradžių, tai yra nuo pačio indekso sudarimo. Tai kaip žinot, indeksas yra VKC sukurtas analitinis įrankis, kurio tikslas yra matuoti, kaip valstybės valdomos įmonės atitikti nacionaliniams ar tarptautiniams praktikoms. Vertinimas indekso apima tiek įmonės, tiek ir akcininko veiksmus. Indeksas jisai susideda iš dimensijų, taip vadinamų, tai svarbu tą akcentuoti, nes vėliau, kai kalbėsime apie pokyčius, tai minėsim tiek dimensijas. Tai šiai dienai indekse buvo 3 dimensijos: skaidrumas, kolegalūs organai ir strateginis planavimas, ir jie iš esmės atliepia pagrindinius teisės aktus ir esamą nacionalinį reguliavimą. Ir po dimensijom toliau yra kriterijai, tai yra funkcinės valdysenos dalis, kuriuose ir yra indekso didžiausias akcentas, būtent kaip įmonė įgyvendina tam tikras praktikas ir kaip tai atrodo. Tai svarbu užakcentuoti, kad būtent šitas sudedamąsias dalis vadinam kriterijais. Tai šioje skaidrėje matote tai, kaip atrodė indekso struktūra iki šiol. Tai indeksą jau sudarome daugiau nei 10 metų ir ta struktūra buvo nuo pat indekso pradžios, šitos 3 dimensijos, bet šiemet nusprendėme struktūriškai pakeisti indeksą ir ta struktūra, jinai atrodo šiuo metu štai šitaip. Šioje skaidrėje matote atnaujintą indekso struktūrą, tai vietoj 3 dimensijų atsiranda 4 dimensijos. Skaidrumas kaip dimensija išlieka ta pati, kaip ir buvo iki šiol. Tuo tarpu kolegialių organų dimensija, kurią rodžiau prieš tai, jinai skyla į 2 dalis. Tai dalis nusikelia prie strateginio valdymo, tai pavyzdžiui, tokie kriterijai kaip kolegialaus organo įsitraukimas ar komitetai, kiti kaip nepriklausomumas, kompetencija, atranka, funkcijos keliasi prie akcininko veiksmų. Kodėl tą darom? Tikslas yra aiškiau parodyti atsakomybės, tai yra, kur valdysenoje yra atsakinga pati įmonė už valdysenos praktikų gyvendinimo, kur yra akcininko veiksmų atsakomybė. Ir taip pat įvedam naują dimensiją, tai yra tvarumo dimensija. Jeigu iki šiol vertindom tvarumo ataskaitas ir jos buvo prie skaidrumo dalies, tai šiuo metu iškeliam tai naują dimensiją į tvarumą, ir čia atsiranda tiek ir tvarumo valdymo kriterijus, kurį vertinsim, tiek ir korupcijos prevencijos. Svarbu tai, kad šita struktūra, jinai iš esmės vertinimo principai išlieka labai panašus ir kriterijai, kuriais remsimės ir vertinsim, keičiasi tik pati struktūra. Ir kaip minėjau, viena iš priežasčių yra tai, kad aiškiau atskirti įmonės vertinimą ir akcininko, nes indeksas, kaip minėjau, pirmoje skaidrėje yra kolektyvinė atsakomybė tiek akcininko, tiek įmonės, nors tarsi vertinimas jisai atsiduria po įmonės pavadinimu, labai X įmonė, bet už vertinimą yra atsakingos įvairios interesuotos šalis. Kalbant apie naują tvarumo dimensiją, kodėl jie atsiranda, tai reaguojame pokyčius tarptautinėse praktikose. Tai viena iš jų yra EBPO gairės,
kuriuose atsirado naujas principas kaip atskiras apie tvarumą, tai buvo išplėstas iš tikrųjų akcentas būtent tvarumo temai, taip pat ir es lygių yra ES lygių išplėsta tvarumo atskaitomybės praktikos, kaip turbūt daugelis žinot, ir direktyvos atitinkamos tą atskaitomybę ženkliai sustiprino. Todėl atskiriam tvarumą kaip atskirą dalį. Tvarumo valdymo klausimyną esate kaip ir valdysenos klausimyną jau gavę. Tai yra atskiras klausimynas, kuriame yra 24 uždaro tipo klausimai. Su atsakymo pasirenkamais variantais, tai sudarys tvarumo valdymo dalį. Tuo tarpu tvarumo ataskaitos pokytis, kaip žinia, dabar išėjo Europos komisijos omnibusas ir nėra iki galo aišku, tai kaip atrodys galutiniam sprendime esamas reguliavimas, bet mes reaguojame tai į pokyčius, kurie jau yra įvykę, nes direktyva yra ir jinai galioja, tai šiais metais tie pokyčiai tvarumo ataskaitos apims tik tai virš 500 darbuotojų turinčias listinguojamas bendrovės, joms pasikeis tvarumo ataskaitos vertinimas, visom likusiam iš principo liks toks, koksai buvo. Tai didžiai daliai valstybės valdomų įmonių tvarumo ataskaitos vertinimas didžiąją dalim nesikeis, jos struktūra liks panaši. Apie vertinimą šiek tiek ataskaitos dar papasakosiu plačiau sekančiai skaidriai. Ir svarbu tai, kad tiek tvarumo valdymo, tiek korupcijos prevencijos vertinimą mes periodiškumą planuojam daryti kartą į 3 metus. Tai reiškia, ne kasmet siūsim klausimyną būtent tvarumo ar korupcijos prevencijos, o lėtesnių periodiškumų, nes matom, kad tų pokyčių per metus nevyksta tokių ženklių ir tinkamas prieimas yra ir rečiau vertinti. Tai korupcijos prevencijos vertinimas buvo atliktas praeitais metais, jūs pildėte klausimynus ir kitas vertinimas persikels ir šiuos metus. Kalbant apie tvarumo ataskaitą, tai matote seną ir naują įvertinimo modelį, tai kaip minėjau, naujasis modelis bus aktualus tik keliom įmonėm, bet ką turbūt svarbu paakcentuoti šiai dienai, tai yra tai, kad šita praktika jinai su laiku įsigalios ir kitom įmonėm. Tai reiškia, mes pereisim prie naujo vertinimo modelio ir kitoms įmonėms, be abejo mažesnėms ir kurioms nebus privalomas tvarumo ataskaitų rengimas, tas vertinimas bus supaprastintas, bet struktūra iš principo bus panaši. Tai jeigu seniau vertindavom aplinkos ir valdymo dalyje, turėjom apie 5 iš esmės punktus, kuriuos vertindavom, tai yra suinteresuotų šalių atskleidimas, politikos, poveikiai, rizikos ir tikslai, tai vertindavom, kaip tvarumo ataskaitoje šita informacija yra pateikiama apie šitos komponentus, tai naujoje dalyje, naujam vertinimo modelį turėsim 4 temas: tvarumo valdymas, suinteresuota šalis, reikšmingumo vertinimą ir tikslus rodiklius. Tačiau šitas temas ženkliai prasiplečia, jeigu tai buvo seniau 5 temos, iš esmės 5 punktai, tai po šitom 4 temom, kurias minėjau, atsiranda po dar 6-5 subpunktus. Tai reiškia gerokai detalesnį vertinimą ataskaitose ir didesnį atskleidimą. Vėlgi, aš skubu paminėti tą, kad mažom ir vidutiniam įmonėm tas reikalavimas bus ženkliai žemesnis, mažiau punktų ir mažiau atskleidimo apimties. Kita dalis svarbi, tai yra, jeigu anksčiau vertindavom priemonės ir rezultatus tvarumo ataskaitoje, tai yra žiūrėdavom, kiek kokių iniciatyvų įmonės vykdo aplinkosaugos srity, socialiniai ar valdysenos, tai šiuo metu yra tikslas pereiti prie ataskaitos kokybės principų, tai yra neskaičiuoti, kiek kokių iniciatyvų jūs vykdote ir kiek jų atskleidžiat, nes matom tai, kad reikšmingumas temų tarp įmonių reikšmingai skiriasi ir sunku yra sustandartizuoti ir į vieną rėmą įvesti visas įmonės, todėl pereisim prie ataskaitos kokybės principų vertinimo, tai žiūrėsim ataskaitos tikslumą, balansą, aiškumą, palyginamumą ir išsamumą. Tai būtent kaip kokybiškai ataskaita yra parengta, ar joje yra palyginami duomenys, ar yra aiškiai išdėstinta informacija, ar yra netendencingai teikiama informacija, galbūt tik tai apie tas dalis, kurios patogios įmonėje atskleisti, bet nekalbama apie tam, kurios turi, tarkim, didžiausią neigiamą poveikį ir panašiai. Visa kita iš principo išlieka gana panašiai, lieka taksonomijos atskleidimas, struktūros vertinimas ataskaitos, žiūrėsim, kad tai būtų struktūriška ir aiškiai struktūruota ataskaita ir taip toliau. Šioje skaidrėje matote
indekso struktūrą ir žaliai pažymėtus kriterijus, kuriuose tam tikrų pokyčių bus. Tai kaip matot, daugumoje iš jų mažesnių ar didesnių pokyčių atsiranda. Jie visi surašyti iš esmės dešinėje, aš galbūt per visus nepereisiu, kadangi skaidrėm pasidalinsim, tai galėsit susipažinti toliau su jais pasiskaitydami patys, o kas gal akcentai tokie keli yra, tai tarptautinių sankcijų vertinimą perkelsim prie korupcijos prevencijos, jisai nebebus kaip atskiras kriterijus atsidurs prie korupcijos prevencijos. Pat šiek tiek praplėsim kolegalių organų klausimus apie kolegalaus organo įsitraukimą, apie komitetus, kaip pavyzdžiui savo veiklos vertinimas komitete, ar jis yra atliekamas. Norėčiau paakcentuoti finansų tvarumą. Tai šiemet įtrauksime 4 finansų tvarumą matuojančius rodiklius. Jų teisės aktuose kažkaip tai valstybės valdomom įmonėm nėra detalizuota, tačiau remiamės iš principo bankinė patirtimi, tai kaip bankai matuoja kreditingumą įmonių ir įtrauksim 4 rodiklius. Tai yra likvidumą, skolos padengimą, nuosavybę ir palūkanų padengimo rodiklius. Tai bus papildomas matavimo komponentas įmonėms, tam tikrų bus išlygų, žiūrint priklausomai nuo įmonės padėties ar nuo įmonės specifiškumo. Taip pat įtrauksim finansų tvarumo kriterijaus vertinimą, tai yra specialiųjų įpareigojimų tvarumo kriterijaus vertinimą, kuriame pažiūrėsime, kaip yra finansuojami specialiai įpareigojimai, jeigu įmonė jų vykdo. Ir kitas dalykas, iki šiol skaičiuodavom Altmano kreditingumo reitingą, tai tam tikras modelis įvertinti įmonės kreditingumą, bet šiuo atveju, jeigu įmonė bus gavusi tarptautinį kredito reitingą, tai vietoje Altmano reitingo naudosim tarptautinį kredito reitingą. Kalbant apie akcininko veiksmų dimensiją, tai čia gal paminėti reikėtų akcininko lūkesčius, bus praplėstas vertinimas dėl akcininko lūkesčių ir atsižvelgiama į BPO gairėse esančias nuostatas. Yra lūkesčių raštas buvo derintas su valdyba, ar atliekamas to rašto monitoringas įgyvendinimo. Pat tam tikrų kolegalios organuose atsiras papildomų klausimų ir vertinimo. Kitas svarbus dalykas, tai specialiai įpareigojimai, kaip matote, jie atsidurs 2 dimensijose, tai yra skaidrumo dalyje ir akcininko veiksmuose. Tai skaidrumo dalyje liks tai, už ką yra atsakinga įmonė, tai yra už atskaitomybę ir atskleidimą specialių įpareigojimų, nes patvirtintos ekonomikos ir inovacijų ministro rekomendacijos apibrėžia, kas turėtų būti atskleidžiama ir taip pat tikama tiek VKC, tiek ir viešinama įmonės kanalais. Prie akcininko veiksmų liks klausimai apie specialiųjų įpareigojimų identifikavimą, finansavimą ir KPIs nustatymą. Tai specialiai įpareigojimai šitą vietą atsidurs kaip ir dviejose dalise. Kitas svarbus pasikeitimas, kurį norėtume pristatyti, tai čia matote patiktą bendrą indekso vertinimą GVI, kaip pavyzdį įmonės kolegialių organų dimensijos vertinimą ir po jo esančių kriterijų, 7 kriterijų vertinimą. Kaip minėjau, indeksas susidaro iš dimensijų ir po dimensijom yra kriterijai. Tai pavyzdys, kad įmonė X, jos kolegialaus organo sudėtis buvo įvertinta B vertinimu, nes ten buvo nustatyta tam tikrų spragų valdysenos ir netitikties, tačiau visi kiti kriterijai iš principo įvertinti teigiamai. Tai yra kompetencijos įsitraukimas A+, komitetai A ir taip toliau. Ir bendras valdybos dimensijos vertinimas kolegialaus organo yra A vertinimas, kuris taip pat yra teigiamas, o bendras indekso vertinimas gaunasi A+. Tai yra senas principas ir kaip tai buvo gaunama šis balas, tai yra koeficientų sandaugos principas. Tai yra visi kriterijai, visi 7 jie turėdavo savo svorį, tai yra 20% bendram bale, 15 ir panašiai, ir jų būtent sandaugą sudarydavo dimensijos vertinimą. Tai tam tikras apskaičiuotas vidurkis. Tai šiemet, matydami tam tikrą problematiką, tai yra, kad įmonė turi reikšmingų problemų su valdybos sudėties praktika, tačiau bendras vertimas vis tiek gaudavas įmonės teigiamas.
ir tarsi tas neigiamas įvertinimas pasislėpdavo, matant, kad kiti kriterijai, kaip sakyti, jį ištemdavo aukštyn. Tai manom, kad indeksas jau pasiekęs tam tikrą brandą ir galim pereiti prie naujo etapo, tai yra naujas vertinimo modelis žemiausio kriterijaus principų. Ką tai reiškia? Tai iš kriterijų, jeigu šiuo atveju žemiausias yra sudėties kriterijus ir jo vertinimas yra B, tai ir valdybos kriterijus kolegialaus organo bus B. Tai jeigu tai būtų žemiausias, tarkim, komitetų A, tai valdybos būtų A. Tai reiškia, iš kriterijų išrenkamas žemiausias esantis vertinimas ir tas vertinimas persikelia ir į dimensijos vertinimą. Tai iš to vietoj siekiam užakcentuoti tas valdysenos kritinės spragas, kurios yra. Tai nereiškia, kad kiekviena kažkokia neįgyvendinta smulki praktika turės įtaką ir, sakyt, nulems tą žemą balą, bet būtent svarbiausios ir kažkokios reikšmingiausios praktikos, kurios bus neįgyvendintos, jos aiškiau atsispindės. Tuo pačiu ir bendras indekso vertinimas, kuris jau GVI, kuris yra skaičiuojamas dimensijų vidurkio principu, jisai taip pat bus žemesnis. Kas svarbu čianai, tai kad pereinamaisiais metais bus sudaryta galimybė gauti balą ir pagal seną metodiką. Tai reiškia, pagal koeficientų sandaugos principą, tai jeigu įmonei tai bus aktualu, pavyzdžiui, dėl to, kad jinai strategijoje kaip viena iš tikslų yra įsikėlusi valdysenos indekso rodiklį, tai kad įmonės galėtų tvarkingai pereiti prie naujos metodikos ir to vėliau apsiapdeitinti, kaip sakyti, atnaujinti tą strateginį planą. Tai pirmais metais sudarysim galimybę gauti tą įvertinimą ir pagal seną balą, tai jeigu bus kreipiamasi dėl poreikio būtent pateikti pagal seną metodiką, bet iš principo žvelgiant į ateitį, tai pereisime prie naujo vertinimo modelio. Kalbant apie dukterinės įmonės, tai jų pakankamai daug yra ir reikšmingų, jas ir toliau vertinsime, kaip vertiname iki šiol, tačiau kas keičiasi, tai ta pati vertinimo struktūra. Tai jeigu jinai buvo vertinama įmonėms pagal 3 dimensijas, tai yra atnaujiname į 4, tai ir dukterinėm įmonėm bus tos pačios 4 dimensijos ir struktūriškumas išliks panašus. Skirtumas tik tai tas, kad ne visi kriterijai bus vertinami. Tam priežastis iš esmės yra 2, tai arba nėra reguliavimo dukterinėm įmonėm tam tikrų praktikų lygių ir mes atitinkamai ir nevertinam, arba kita priežastis, kad tas praktikas įvertinam grupės mastu. Tai reiškia, kad nėra poreikio vertinti atskirai kiekvieną įmonę. Nes tai vertinimo grupės, pavyzdžiui, korupcijos prevencijos praktikos, tai vertiname grupės mastu, kaip jos veikia, nes jos yra kaskaduojamos iš esmės visas grupės įmonės, tai ir galioja grupės lygių, tai atitinkamai tą įvertinam per grupę, o ne per individualias įmonės. Tai vertinime iš principo dukterinėse tokios 2 gal grupės kriterijų yra, tai jos susijusios su atskaitomybė, o kitos su kolegialiu organu, kadangi dukterinė įmonė, jeigu turi suformuotą organą, tai jis kaip atskiras vienetas veikia, dėl to jį atskirai ir vertinama, ne grupės mastu. Taip pat turim keletą svarbių pasikeitimų su dukterinėm įmonėm, tai yra tai, kad mažoms ir labai mažoms įmonėms, dukterinėms, pabrėžiu, ne valstybės valdomom įmonėm, o dukterinėm įmonėm nebebus vertinama vadovybės ataskaita, kadangi ir įmonių grupių atskaitomybės įstatyme šis reikalavimas nėra suformuotas mažom ir labai mažom įmonėm, jos gali atskleisti aiškinamajam rašte arba balanse informaciją, tai mes atitinkamai tos vadovybės ataskaitos ir nevertinsim. Vidutiniam ir dideliam išlieka vertinimas, tuo tarpu visoms dukterinėms išskyrus listinguojamas, jeigu jos yra listinguojamos, bus nebevertinamos tvarumo ataskaitos. Tai vėlgi reaguojame teisės aktus, tai yra informacija turės būti atskleidžiama konsoliduota ataskaita ir vertinsim grupės lygių konsoliduotą ataskaitą, o ne atskirų dukterinių ataskaitas. Svarbu tai, kad visom įmonėm bus išlaikomas ir toliau reikalavimas atskleisti informaciją tinklapiuose, tai nepriklausomai nuo įmonės dydžio, tas yra aiškiai suformuotos skaidrumo gairėse ir
tai nepriklausomai nuo įmonės dydžio jos turės informaciją tinklapį atskleisti, ta, kur yra reikalaujama apie kolegialius organus, tam tikrus dokumentus pasiviešinti ir taip toliau. Ir atsisakoma tarptautinių sankcijų vertinimo dukterinėm įmonėm, tai jau minėjau prieš tai korupcijos prevencijos kriterijų, tai jisai, kadangi tarptautinės sankcijos keliasi po korupcijos prevenciją, tai vertinsime grupės lygiu, o ne dukterinių įmonių lygiu. Metodika indekso, kaip žinia, yra viešas dokumentas, jį galėsite, šiuo metu jau galite pasiekti mūsų tinklapyje, nurodytų adresu governance.lt ir polapyje valdysenos indeksas, tai metodikoje matysite visų kriterijų detalų įvertinimą, tai yra kokie yra praktikų svoriai, nes jie nėra vienodai skirtingom praktikom, taip pat matysit, kas yra vertinama, tarkim, tvarumo valdymo dalyje didelėm įmonėm, o kas mažom. Tas klausimynas išsiųstas buvo bendras, kurį gavote prieš kelias savaitės, bet ne visos praktikos bus vertinamas mažom arba jos turės mažesnį svorį. Tai visus šitos pokyčius galite rasti metodikoje. Kas gal svarbu, tai siūlyčiau perskaityti antrą priedą metodikos, jeigu ne visą dokumentą, tai bent antrą priedą, nes jame yra nurodyti pokyčiai metodikoje, kuriuos čia ir pristačiau, tik tai šiek tiek detaliau apie tai, kas keitėsi šiais metais ir kur yra tie svarbiausi akcentai. Metodika tikrai galite visi susipažinti, tai yra pasiekiamas visiems dokumentas ir iš tikrųjų tiek ir siųstose jums formose, jeigu turėsite kažkokių klausimų tiek dėl metodikos, tiek dėl klausimynų pildymo, jau jų pakankamai nemažai sulaukiam ir džiaugiuosi, kad yra aktyvumas, tai raujantis kaip pildyti, nes svarbu, kad klausimynuose būtų tikra ir teisinga informacija pateikiama ir tinkamai suprasti klausimai, tai kontaktai yra mano, Jokūbas Niedras @governance.lt arba telefono numeris, tai jais tikrai galite kreiptis ir teirautis dėl metodikos ar dėl klausimynų pildymo. Ir jeigu turit klausimų, tai šiuo metu jas taip pat galite užduoti, jas atsakysim. Tai ačiū už pristatymą visiems.